Labas, Loto vikingų, kelionė mano. Taip jau drąsiai gali sakyti ne tik kariškis Nerijus Eidukevičius iš Varėnos, bet ir sporto centro darbuotoja Virginija Kriunienė iš Kėdainių, laimėjusi išskirtinę kelionę dviem į Skandinaviją. Na, o mūsų šiandien laukia paskutinis žaidimas dėl tik Lietuvai skirto prizo beveik 6,000 eurų vertės atostogų. Beje, vikingai kviečia kautis ne tik dėl viskas įskaičiuota kelionės po Skandinaviją, bet ir dėl 3 didžiųjų prizų. Auksinio prizo skirto tik Lietuvai šį vakar siekiančio 307,000 eurų, didžiojo prizo užaugusio iki 989,000 eurų ir aukso puodo, kuriame 22,264,000 eurų. Sėkmės! Šio vakaro 1256 vikingų loto tiražo auksinis skaičius yra 36. Dabar rėdės 6 pagrindiniai skaičiai. Jei dar kartą iškris auksinis skaičius, varžysimės dėl aukso puodo ir auksinio prizo. $30. $45. $5. $41. $8. $26. Auksinio skaičiaus tarp jų nėra, tai reiškia, kad šiandien žaidžiame dėl didžiojo prizo. Rieda 2 papildomi skaičiai, galbūt jie padės tau laimėti smulkesnius prizus. Tai 15. Ir 19. Štai ir visi šios dienos skaičiai. Pažiūrėkim, ar kas nors laimėjo didįjį prizą. Taip, didįjį prizą laimėjo 4 žaidėjai. Po vieną iš Norvegijos, iš Švedijos, iš Suomijos ir iš Latvijos. Na, o kitą savaitę auksinis prizas gali siekti 317,000 eurų. Spėjama, kad didysis prizas bus apie 900,000 eurų. O kadangi aukso puodas liko augti, kitą trečiadienį jame gali būti net 23,100,000 eurų. Metas išsiaiškinti, kas tapo paskutinės kelionės dviem į Skandinaviją laimėtojų. Ir tai žaidėjas, kurio bilieto numeris. Sveikinu paskutinį laimėtoją. Ir ne tik jį, sveikinu jau visus 4 kelionės po Skandinaviją dviem laimėtojus. O šioje išvykoje bus viskas įskaičiuota. Daugiau informacijos perlas.lt. Šiam kartui tiek. Iki.